Kaip namuose sukurti tokią atmosferą, kad mūsų atžaloms norėtųsi juose būti? Mes gyvename šiaurinėje zonoje daugiau, tai reikėtų rinkti vaikui saulėtą, patį saulėčiausią kambarį, nes iš tikrųjų gauname labai mažai saulės spindulių, dėl to vaikas turėtų pasidžiaugti tą saulę. Išrinkus vaikui tinkamą kambarį laukia kitas svarbus uždavinys – spalvų parinkimas. Psichologai pataria rinktis neutralias, pastelinės spalvas. Nepatikėsite, kuo gali baigtis tėvų norai, kuo gražiau ir ryškiau įrengti vaikų kambarį. Vėlgi buvo toksai atvejis, kad vaikas labai pasikeitė, kai namuose įvyko tokie pertvarkymai, atsirado naujos interjero detalės, vaiko kambarė atsirado raudona, ryški užuolaida. Tėvai labai taip nesuprato, kas atsitiko, nes vaikas pasidarė neramus, netgi jo apetitas šiek tiek kaip ir pablogėjo ir jisai toks irzlesnis pasidarė. Mes svarstėm, kas tai galėtų būti, nes liktai namie aplinka, psichologinė, viskas tvarkoja. O gavosi visa esmė tuose užuolaiduose ir jas pakeitė ir pasteliniam spalvom ir viskas kaip nusiramino, po kažkurio laiko vaikas pradėjo ir miegoti, ir elgtis kitaip. Mūsų siužeto herojų šeimoje panašus atvejis. Mama Indrė vaikų kambarių iš pat pradžių išrinko gražias, ilgas pastelinių spalvų užuolaidas, bet problema slypėjo kitur. Turiu du aktyvius vaikus. Vienas tikrai mažasis yra labai aktyvus, kuris mėgsta traukyti, užtraukti, atitraukti. Užuolaidos krisdavo nuo kabliukų ir su visais karnizais. Krintantis karnizai – ne tik nepatogu, nepatvaru, bet ir pavojinga. Indrė delsti negalėjo, reikėjo ieškoti alternatyvos užuolaidoms. Remontavom kambarį, jau vis dėlto vaikai auga iš to lėliukinio amžiaus tokio, tai rinkomės tarp žaliuzių. Ko gero dabar, kai pasiūla tokia didelė, atrodo keista, kad mama Indrė išsirinko nuo seno žinomą langų dekoravimo būdą – žaliuzes. Tačiau neapsigaukite, šios naujos kartos žaliuzės gerokai skiriasi nuo tų, kurias buvome įpratę matyti prieš gerą dešimtmetį. Ir radom tikrai gražias, įdomes nei visos, jos skirtingos neįprastai, pliusuotos ir spalva, kad tiktų abiem. Tai buvo irgi vienas kaip ir rinkimus, kriterijus paletė tikrai didelė, tai vaikai jau išsirinko patys. Kai jos atsirado, man pradėjo geriau rašiau pamokas, nes jos tada uždengia saulę, jeigu labai šviečia. O dabar man ramu. Jiem mažam tai ir užsiėmimas, jie gali atsitraukti kaip jie nori nuo viršaus, nuo pačios, užsitraukti aklinai, žiūrėti, žaisti ir jos nekrenta. Ir man nereikia kiekvieną vakarą vėl iš naujo sukabinti užuolaidų ant karnizų ir žiūrėti, kad viskas būtų vietoje. Dabar mama Indrė turi daugiau laiko savo. Plisuotas žaliuzes lengva valyti, o jų valdymas toks paprastas, kad vaikai patys jas gali atitraukti ir užtraukti taip, kad būtų patogu ir žaisti, ir atlikti namų darbų užduotis. Vaikam, kurie nenori ruošti namų darbų namuose, pasiūlyčiau pagalvoti apie tokias žaliuzes.